Tėvas kartu su savo sūnumi nuėjo pirkti mašiną. Vaikas pamatęs pirmą labai gražią, nuplautą, ryškios spalvos mašiną, pasiūlė tėvui, gal šitą perka, yra labai graži. Tačiau tėvas sako, ne išorinė pusė yra svarbi. Svarbu, kas yra viduj, koks yra variklis, kokios yra kitos detalės, ar yra tvirtos, kokios markos. Taigi tėvas pamokė savo sūnų, jog reikia žiūrėti į vidų. Ir šiandien Evangelijoje, kai mes skaitome apie Jėzaus Kristaus atsimaininimą, turime pažiūrėti giliau. Apaštalai matė Jėzų Kristų darantį visokiausių stebuklų. Matė, kaip Jėzus su galia išvarinėja demonus. Girdėjo Jėzaus Kristaus pamokymus. Daug galėjo pasakyti apie Jėzų Kristų. Bet tiesa, kad jis yra Dievas, pamatė tik būtent ant Taboro kalno. Jėzus Kristus atsimainė. Jo veidas tapo labai švietintis. Jo drabužiai labai skaidri. Jėzus parodė savo dievystę tam, kad apaštalai pamatę jį kentantį ant kryžiaus neišsigąstų, nesuabejotų, jų tikėjimas nesvyruotų. Jėzus Kristus tai nėra tik kažkoks stebuklų darys, tai nėra tik kažkoks išmintingas kalbininkas. Jėzus yra tikras Dievas. Ir ta situacija ant Taboro kalno rodo mums visą švenčiausiąją trejybę. Girdime Dievo Tėvo balsą, šventoji dvasia debesis pavydale visus apglėba ir Jėzus Kristus, Dievo sūnus tapęs žmogumi, stovi ant žemės. Taigi Dievas, visas Dievas, švenčiausioji trejybė vienas Dievas nori visą žmoniją išgelbėti. Taigi mūsų išganymas yra viso vieno Dievo trijose asmenyse darbas, veiksmas. Ir tas Dievas, kuris buvo ištikimas ir pranašams, kurių atstovas Elijas kalba su Jėzumi Kristumi, tas pats Dievas, kuris darė sandorą su patriarchais, kurių atstovas tai yra Mozė, tai tas pats Dievas nori su kiekvienu iš mūsų padaryti naują sandorą dėl mūsų išganymų. Dievas nori kiekvieną iš mūsų išgelbėti. Dievas ateina pas mus ne daryti stebuklų, ne kažkokių laikinių pagydymų mums duoti, ne kažkokių tik žemiškų dalykų, pramogų, linksmybių padovanoti. Dievas nori mums duoti visą amžinybę, nori duoti mums save. Tai jis yra ta didžiausia dovana ir jo mes turime ilgėtis. Kaip psalmėje giedame šiandien, viešpatie tavo veido pasiilgau, tavo veidą noriu matyti. Taigi tas bendravimas su Dievu, tai yra mūsų gyvenimo tikslas. Kaip Jėzus Kristus atsimainė apaštalo akivaizdoje, tai ir mes galime pasikeisti. Mes galime tapti geresni, šventesni. Tačiau tik su Dievo pagalba, tik Dievo garbei, tik jo malonės dėka. Žmogus yra per silpnas, žmogus yra per trapus, žmogus yra nuodėmingas, todėl ir niekada nepasieks šventumo aukštumos. Vien Dievo malonės dėka. Taigi dažnai žvelkime į Jėzų Kristų, kuris yra tikras Dievas, nors kenčia ant kryžiaus. Jis yra visagalis, jis yra gyvybės šaltinis. Nors mirė ant kryžiaus, jis prisikėlė ir gyvenimą turi dosniai apščiai savyje. Taigi ir mes, nors esame nuodėmingi, nors ne visada esame ištikimi, būtent gavėnios metu per atgailą, per pasninką, per maldą
per išmaldą mes galime pasitaisyti. Mes galime tapti kaip Dievas. Galime būti geresni, šventesni, negu dabar esame. Sveikinu visus, kurie tinkamai naudojasi gavėnios laikotarpiu. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.